O, kaip įsitaisyt kaip nors. Pradedi. Stas TV transliuoja pirmąją laidą. Eilėraštis Heinė. Kažin kas yra man šiandieną, kad taip susimąstęs liūdžiu. Senovės pasaka viena, aš vėl tartum aidas girdžiu. Vėsu jau, tamsa tirštėja, reinas užmiega giliai ir kalno viršūnę užlieja saulėlydžio spinduliai. Gražuolė mergaitė ten vaikšto, žvelgia aukštyn į dausas ir aukso šukom jas glosto ir dainą dainuoja linksmai. Valtelėje žveja drąsų, pagauna klaikus ilgesys, aplinkui akmenės graso, bet žvelgia aukštyn žvejys. Žavioji daina sudainuota, jis miega dugne giliai, pražudė žveją ir luotą, gražuolė loreliai. Dabar dainelė iš vietinio folkloro. Neišeik iš Danino, nepaleik nuo gimtųjų namų. Lovos suverstos ašaros byra, nelaimingo likimo draugų. Su termometrais seseris vaikšto, o jie guli lovoj šilti. Čia mes kenčiam ir kūnu, ir sielą, ir visiems pasiliekam durni. Но dabar savos kūrybos eilėraštis. Я помнил чудное мгновение, но мгновение прошло, и ты опять ушла в забвение, как светлая моя мечта. Любил тебя когда-то я всем сердцем и душою, но ты была всегда лишь для меня не взбывшейся мечтою. Еще biškį pasiūlysiu, tokią knygą pasiimsiu. Taip. Na kągi, padainuosiu dar vieną dainelę. Nuobodu man buvo kaime amžinai tupėt, kiaulės prižiūrėt, bliovimą girdėt. Nutariau tuomet svetur aš laimę paieškot, užžiūrė savo laimės. Armoniką tik paėmiau ir nutariau niekuomet nesiskirt su ją. Liūdės ir džiaugsme visuomet tu su manim. Armonika, kaip gera man gyventi su tavim. Bet mane Brazilija pasveikino šaltai, visi pinigai, dingo man ūmai. Nutariau tuomet namo aš grįžti. Armoniką tik paėmiau ir nutariau niekuomet nesiskirt su ją. Liūdės ir džiaugsme visuomet tu su manim. Armonika, kaip gera man keliauti su tavim. Atrodo. Taigi Stas TV laida artėja į pabaigą. Nu ką reikės. Taigi literatūrinė valandėlė Stas TV, sidabrinės uogos. Mes išbėgom nuogos ir asota gyrė, sidabrinės uogos nuo šakų nusvirė. Kvepia žalios pušys, kvepia ryto vėjas, pasakyk man vėjau, ką esi žadėjęs. Girios tankuminė, radom lūšną seną, girios tankuminė, ragana gyvena. Lekia aukso dienos, lekia kaip pašėlė, ei, išburk man laimę, laumę, raganėlę. Mano Apolonas, pabalnotas jau Pegasas, kojom žemę kasa, ima užsieninį pasą, skrendam į Parnasą. Žalias vėjas šalim skrieja, su manim nespėja, pasitinkam žalią vėją ir pralenkiam vėją. Du dreba oras, žvengia kaip motoras, o padangėj semaforas mirkčioja raudonas. Mano jaunas Apolonas sauja ugnį žeria, na sakyk ar nemalonu tarp dangaus ir žemės. Taigi tęsime Stas TV laidą seksualinis auklėjimas. Taigi didžiosios lytinės lūpos beveik uždengia mažasis lytinės lūpas. Kaip įdomu. Mažosios lytinės lūpos taip pat odos raukšlės, tik daug plonesnės. Jos yra prie pat makšties angos. Į jas gausiai priteka krauja, ypač veninio. Todėl mažosios lytinės lūpos, kaip ir vyro varpos, sujaudintos storėja, padidėja ir sudrėksta. Jose daug nervų receptorių. Tarp mažų lytinių lūpų yra makšties prieangis. Priekinėje jo dalyje atsiveria šlapimkanalis, taip pat liaukų. Štai paveiksliukas. Štai paveiksliukas, iliustruojantis, kaip sakant,
Normaliose šeimose lytinis aktas atliekamas po parengiamojo periodo, susidedančio iš dvasinių glamonio etapo ir fizinių glamonio etapo. Reikia pridurti, kad pirmasis įsilieja ir antrąjį ir tęsiasi jame. Po parengiamojo glamonio periodo vyksta lytinis aktas, kurį sudaro šie etapai. Introjekcija, varpos įvedimas į makštį. Frikcijos. Ritmiški varpos judesiai makštyje. Moteriai aktyviai ir ritmiškai talkininkauja. Ejakuliacija ir orgazmas. Ejakuliacija tai sėklos įsiliejimas, kurio metu vyras patiria orgazmą. Moters orgazmo ypatumus jau apžvelgėme. Taigi tiek. Na ir taip toliau, vienu žodžiu. Taip. Išimk.